Šiandien yra 2026 metai, sausio 12 diena, 21 valanda 29 minutės. Štai čia galima pasižiūrėti. Su prie patalpų Savičiaus gatvė 1310. Vilniuje. Atvykau užfiksuoti šių patalpų būklę, matomus trūkumus ir kitas su šiuo faktiniu aplinkybių konstatavimu susijusias aplinkybės pagal sudarytą sutartį su antstoliu Rimantu Vyžainiškiu, sutarties numeris 128 854 26 F, sudaryta 2026 metais sausio 8 dieną. Aš Žilvinas Lukocevičius, UAB Sijos Nordic direktorius. Įmonė naudojasi šiomis patalpomis pagal patalpų nuomos sutartis Vilnius 2025 metų lapkričio mėnesio 16 dieną sudaryta tarp MB Mus Property nuomotojo ir UAB Sijos Nordic nuomotojo. Įeiname, rakinam duris. Einu į patalpas konstatuoti faktinės aplinkybės dėl jų būklės, kadangi šiuo metu nėra savininkės ar jos atstovų sutikimo. Antstolis negali patekti į vidų, todėl šis įrašas ir jame užfiksuoti vaizdai bus pateikti antstoliui kaip pagrindas surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą. Užeinu į patalpas. Taip, rakina buto patalpų duris. Fiksuoju aplinką ir kitas aplinkybės. Užeinu į patalpas. Taip pat pažymiu, kad buvo pateikti rašytiniai reikalavimai dėl šių patalpų, todėl apžvelgiu. Patalpose apžiūrim patalpas.
Patalpose negyvena joks augintinis. Vizualiai nematyti jokių augintinių požymių, kraiko maisto, plaukų ar kažko kito. Nesimatė jokių gręžimų, pertvarkymų ar konstrukcijų pažeidimų. Galim apžvelgti lubas. Prieš tai patalpas irgi apėjom, jokių konstrukcinių pažeidimų bute neradome. Peržiūrėjom elektros rozetės, ar jos yra pažeistos, ar jos yra veikiančios. Čia yra langas, šalia lango yra jungtukai. Taip, tvarkinga. Tvarkinga. Taip, matom, spausdintuvas veikia. Taip pat veikia. Čia irgi veikia. Jokių pažeidimų nėra nustatyta. Patalpos nėra perstatytos, pakeistos ar kitaip modifikuotos nuo jų priėmimo momento. Vykdau asmeniškai veiklą ir gyvenu šiuose patalpos kaip vienintelis įmonės darbuotojas. Išeisim į vonios kambarį. Taip, užeinam. Yra įjungtas prietaisas. Rodo dabartinį laiką ir rodo drėgmę. Drėgmė yra 64,7 procentų. Taip pat yra labai didelis CO2. Virš 1000. Šis prietaisas sertifikuotas ir turi C ženklinimą. Jis yra pavadinimu Xiongpingas. Taip, patalpa nėra ventiliuojama, vėdinama, pasižiūrėsim per ilgesnį laiką, ar kis šitie parametrai, kol darysim video. Šis prietaisas parodo nuolatinę mikroklimato problemą ir pateikia objektyvus duomenis apie patalpos būklę. Filmuosim pelėsių mikrobiologinio pobūdžio darinį. Šis darinys yra konstrukcijų viduje, echoskopinės kameros pagalba.
vizualiai identifikuojamas organinis mikrobiologinis darinys bus sienos viduje. Šis prietaisas yra įsigytas Vilniuje. Čia yra dokumentas, asmeniškai pirkau. Urmo grupė pardavė. Sausio 5 dieną, kainavo 40 eurų. Yra kvitas kasos pajamų. Čia yra sąskaita faktūra. Čia yra pakuotė. Čia yra priede dokumentai šito įrenginio. Taip. Pagal instrukciją įrenginys įsijungia čia. Į vidų įleistas laidas su kamera. Pažeidimų jokių nematom. Ten tiesiog yra taip gamykliškai padaryta. Ir yra ten tarpelis. Tai per tą tarpelį įmanoma įkišti laidą. Tai matom pelėsio mikrobiologinį darinį. Jis gali patolinti ir paartinti, pakeisti šiek tiek šviesas. Tai va, pasukinėti. Tai va, visas funkcijas praėjom. Taip, normalus režimas. Taip pat šitoj patalpoj jaučiamas kvapas ir drėgmė, ypač šitam kambarį. Kvapas yra nuolatinis, juntamas tiek dieną, tiek naktį. Tai štai durys atidarytos. Taip, CO2 vis tiek labai aukštas, drėgmė vis tiek aukšta. Tai duris uždarėm. Taip pat juntamas šleikštulys, galintis būti reakcija į cheminės ar mikrobiologinės medžiagas ore. Kvapas sklinda stipresnis, ypač šitoj vonios zonoje, kur užfiksuotas mikrobiologinis darinio židinys ar pelėsio židinys. Matome, kad be sienų ardymo neįmanoma jo pašalinti. Jis yra viduje. Tai ne paviršinis defektas. Mano sveikatos nusiskundimai šiuose patalpose ir štai šitoj mano darbo vietoj, kur aš dirbu. Turiu nusiskundimus šiuos. Pirmą kartą gyvenime man pasireiškė sveikatos sutrikimai, kurie buvo objektyviai užfiksuoti medicininiuose tyrimuose 2026 metais sausio 9 dieną. Nustatyti simptomai gydytojo ir rekomendavo tolesnes konsultacijas. Šie negalavimai sutampa laike su nuolatiniu buvimu šiuose patalpose ir juntamu kvapu bei drėgme. Gyvendamas ir vykdydamas veiklą šiuose patalpose patiriu šiuos sveikatos negalavimus: apsunkintą kvėpavimą, skausmą krūtinėje, bendrą silpnumą. Mano sveikata yra itin svarbi, nes esu vienintelis įmonės darbuotojas ir patalpos naudojamos tiek gyvenimui, tiek įmonės veiklai. Dėl nuomos nutraukimo
Apie ketinimą nutraukti nuomos sutartį pranešiau raštu. Planuoju nutraukti sutartį ir perduoti patalpas 2026 sausio 16 dieną. Taip, dabar šiek tiek laiko praėjo. Galim pasižiūrėti vonios kambarį, kokia yra drėgmė ir koks CO2, ar jis pakito ar ne. Taip, CO2 laikosi toks pats, matom, ir drėgmė taip pat virš 60. Tai va, jeigu mes šitą laidą truputį pajudinsim, matom, kad tas yra ten tas darinys. Ir jis yra labai didelis. Taip, išjungiam prietaisus. Taip, išjungiam šviesas. Išeinam iš buto, užrakiname. Patalpas užrakiname. Filmavimo pabaiga, dabar yra 2026 metai, sausio 12 diena. Dabar yra 21 valanda 49 minutės. Vilnius.